Tai sveiki visi, savaitės pabaigoje sveikinuos iš serviso 007. Landerenzo dujinės įrangos darbų montavimo pavyzdį. Šį kartą turiu parodyti Jums Subaru Outback modelį. Atvyko klientė, nusipirkusios šį Subaru iš tikrųjų iš Anykščių, pakankamai iš toli ir kaip jinai įvardino, atvyko dėl to, kad ieškojo kokybiškai atliktų darbų, geros sistemos, tam, kad būtų kiek įmanoma mažiau problemų, vargo ateityje, ketina automobilį eksploatuoti nuo 3 iki 5 metų, taip kad be abejo, kaip ir visi, ieškojo geriausio kainos ir kokybės variantų. Džiaugiamės galėdami sumontuoti šiai klientai, šiam automobiliui kokybišką Landerenzo sistemą. Ją iš tikrųjų sumontavom geriausios komplektacijos 4 cilindram, kokią iš principo ją turime ir galime pasiūlyti. Tai be abejonės tai yra Landerenzo sistema. Labai trumpai apie pačius komponentus. Tai Landerenzo Evo OBD valdymo blokas štai šitoje vietoje. Patogi gera vieta, niekam netrukdo. Atsidaro kartu su dangteliu, jeigu reikia prieiti prie saugiklių, jokių problemų dėl to. Landerenzo LID 10 turbo didelio našumo dujų reduktorių štai šitame kampe. Atnaujinto tipo su surinkimu dujinės fazės filtras, slėgio davikliukas, po 2 purkštukus kiekvienoje variklio pusėje, opozicinis variklis natūraliai pas Subaru. Lygiai taip pat kaip ir benzino purkštukai yra sumontuoti naujo tipo Rail Dakota G7 dujiniai purkštukai. Na ir visi darbai be abejonės atlikti kokybiškai, taip kaip yra gamintojas numatęs, o mes ir vadovaujamės tais pačiais iš principo standartais, kuriuos taiko Landerenzo kompanija, montuodama į visiškai naujus automobilius dujinės įrangas. Tai reiškia, kad ir dujinės įrangos laidynas yra konkrečiai adaptuojamas šiam variklio skyriui, nepamatysit jokių ten žmūtų, kažkokių susuktų apendicitų, prikaišiotų kažkur į izoliaciją. Tie visi laidai yra išardomi, sugrupuojami, parenkami jų tinkami ilgiai ir viskas yra įvelkama į apsauginės gofras, kurios yra izoliuojamos. Taip pat atrodo variklio skyriui originaliai gamykliškai daromi laidai, taip kad stengiamės, kad viskas būtų kiek įmanoma arčiau to gamyklinio vaizdo. Yra naudojamos kokybiškos žarnos, kurios neskleidžia dujų kvapo, spyruoklinės sąvaržos, specialios apsauginės gofros, įvairiausi gamykliniai laikikliai. Kiekvienas kontaktas yra solituotas ir apsaugomas termokembrikais. Prie pliusinės akumuliatoriaus klemos turim išvedę dujinės įrangos saugiklį. Instruktažo metu klientai būtinai parodysim, kur jisai yra, nes tech apžiūrojai kartais prašo tą parodyti, reikia žinoti be abejonės jo vietą. Viskas nuvalyta, švariai sutvarkyta, gražu, švaru ir taip, kaip turi būti padaryta. Tai apie variklio skyrių būtų tiek. Dujų perjungimo mygtuką gal sunku bus parodyti, bus pakankamai tamsu, nes jis yra sumontuotas štai šitoje vietoje, truputį žemiau, ten, kurio ir pagidavo klientas, yra sumontuotas apvalus dujinės įrangos mygtukas su specialiu guminiu apvadų pagrindu tam, kad jisai gražiai priglustų, reiškia savo vietą. Dujų balionas yra sumontuotas atsarginio rato vietoje. Čia jį turim tvarkingai sudėję štai tokį, 82 litrų Bormech gamintojo balioniukas. Tvarkingai, kaip matot, lygiai gražiai užsidaro. Na ir pildymas prie benzino užpildymo vietos. Atsidarom, įsisukam adapteriuką ir pildomės. Nerūdijančio plieno varžtai, jokie nesavisregiai, tam, kad niekas neišsimaltų, nepradėtų klibėti, nekoroduotų, be abejonės viskas padengta vaškais, antikoroniniam dangom, tam, kad tų problemų nebūtų nei dabar, nei ateityje. Tai tiek apie Subaru Outback modeliuką bei kokybišką Landerenzo dujinės įrangos montavimą servise 007. Jeigu turit pasiūlymų, klausimų, drąsiai juos išsakykit. Na, o tiem, kurie ieško kokybiškų sprendimų, kaip ir ši klientė iš Anykščių, taip kad kviečiame atvykti ir tuo įsitikinti ir susimontuoti kokybišką Landerenzo sistemą. Ačiū.